džiaugiamės, kad jis pamokslaus, turėsim gražų sekmadienį. Na, o kitą sekmadienį pamokslaus pastorė Angelika. O dar po 2 savaičių, lapkričio 25 dieną, jūs kviečiam į ekskursiją. Taip, tai ekskursijos pavadinimas yra Advento link. Lapkričio 25 diena tai bus diena prieš Adventą ir jūs maloniai kviečiam dalyvauti ekskursijoje, kuri bus skirta mūsų bendrystei stiprinti. Partarnavimo bus laikas, šlovinimo laikas, bet to pačiu ir daug įdomybių. Galiu šiek tiek pristatyti. Viena įdomybė tai, kad mes važiuosim į Miežiškių eglutės žaisliukų muziejų. Ten bus galimybė puošti meduolius. Tuos meduolius vėliau mes vešime į Troškūnų senelių namus. Ten juos padalinsime, taip pamaloninsim senolius, jiems patarnausim, vyks ir šlovinimo laikas, taip pat vyks ekskursija po Troškūnų miestelį, Troškūnų bažnyčią aplankysim, Troškūnų bažnyčios rūsį, kuris visai neseniai iš tiesų atrenovuotas, ten tikrai labai verta aplankyti. Taip pat bus laikas ir Troškūnų vienuolyne buvusiame. Ten mums pažadėti yra pietus. Ten mus maloniai priima ir noriu pavaišinti pietomis. Kiek žinau, bus moliūgų sriuba ir žvėriena, kurią gal net ten Troškūnų klebonas bus pagavęs. Nežinau, žiūrėsim. Tai tikrai labai įdomu. O vėliau vyks ekskursija po Videniškių buvusį vienuolyną. Ten bus galimybė išsikepti kalėdaičius, kuriuos galėsit vežtis namo ir per kūčias jau savo keptą kalėdaitį laužti ir valgyti. Tai tokios įdomybės. Visos kelionės kaina kainuoja 20 eurų. Registracijos mokestis yra 10 eurų, kad sumokite pusę sumos ir jau esi užsiregistruotas. Registruotis reikia iki kito sekmadienio. Na, papildomos kainos tai yra už tos muziejus, vienuolynus. Visą informaciją galite rasti stende, yra plakatas, yra bažnyčios puslapį informacija visa, tai yra tie atskiri mokesčiai, bet siūlau neišsigąsti kainos ir bent jau sudalyvauti pačioj kelioniai, nes šita kelionė yra skirta mūsų bendrystei. Ne tik ekskursijom, bet ir praleisti laiką kartu, šlovinti, tarnauti, o tai kur kas brangiau už visą kitą. Tai tikrai kviečiu nepraleisti progos, registruotis per šią savaitę ateinančią, yra laikas tą padaryti. Taip. Dabar gal norėčiau pakviesti Jolantą. Sveiki gyvi. Na ką, noriu pakviesti mūsų sesę Audronę, kuri rytoj švenčia puikų jubiliejų, 50 metų. Ateik, Audronė, čia. Mes norim pasidžiaugti tavim, mūsų ilgametė bendražygė. Audronė buvo mūsų grupelės vadovė savo metu, kur aš buvau, kiek aš prisimenu. Pažįstam tave kaip meniškos sielos, labai ištikima, paslaugė sesė. Tai va, norim pasveikinti tave, džiaugiamės tavim ir gal nori kažką pasakyti ar savo poreikį pasakyti, kad mes galėtume melstis. Tai dėkoju visiems, kurie ėjom šitą kelią kartu tiek metų. Labai malonu prisiminti ir būti šitoj bendruomeniai. Ir kad mes galim dalintis savo džiaugsmais, rūpesčiais, tarnavimais ir viso kitu. O dabar tiesiog gyvenime norisi, kad būtų visur Dievo malonė ir Dievas vestų, nes tai svarbiausia yra.
O kai Dievas ateina ir visą kitą prisipildo, taip aišku, ir dėl darbų reikia ir visokių kitų tų rūpešių, kaip ir visiems visko užtenka, bet džiaugiesi tuo, kas yra ir eini, kai nukreipi akis į Dievą, tai ir tie rūpešiai mažesni pasidaro. Tai sveikinam tave. Čia knyginė įsirinksi, žinau, kad mėgsti skaityti. Tai ištieskim rankas ir pasimelskim, palaiminkim Audronę. Brangus Dieve, dėkojam tau už Audronę, Dieve. Laiminam ją, Viešpatie, palaimink jos kelius. Palaimink jos darbus. Prašau, Dieve, duok jai darbą, Dieve, kur šios dienos yra jos poreikis. Dieve, prašau, palaimink jos šeimą, palaimink jos sūnus, vyrą, jos namus. Dieve, išliek savo malonės, laimink jos svajones, kad jai nieko netrūktų, nei dvasioje, nei sieloje, nei kūne, Dieve. Laimink ją sveikata. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Dėkojam tau. Taip, tikrai sveikinam, linkim Dievo palaimos, ramybės. O šį sekmadienį mes meldžiamės už pasaulį ir norisi melstis už taiką pasaulyje, už ramybę pasaulyje, už tai, kad pasaulis pažintų Dievo ramybę, kuri pranoksta mūsų suvokimą, saugo mūsų širdis ir mintis. Ir taip pat norisi melstis už Lino šeimą šiam sunkiam laikotarpiu, kad taip pat ramybę saugotų ir paguostų. Tad kviečiu pasimelsti. Dangiškasis Tėve, mes meldžiamės tau, atiduodam tau rankas šį pasaulį, meldžiamės už kenčiančius, už spaudimą jaučiančius, už tuos, kurie kariauja ir gina savo šalį. Tėve, meldžiam, kad tu guostum kiekvieną, kuriam reikia paguodos, tu ramintum, suteiktum ramybę, be kurios neįmanoma ištverti nieko kito. Dieve, meldžiam, kad tu laikytum šį pasaulį savo rankose, kad žmonės tave pažintų, patirtų tavo galybę, ramybę ir begalinę meilę, kurią tu dovanoji kiekvienam. Dieve, meldžiam, kad ateitų taika į tas šalis, kurios dabar jaučia spaudimą ir kuriom tenka kariauti. Dieve, meldžiam, kad tu veiktum tose šalise, kad tu būtum stipresnis už neapykantą. Dieve, meldžiamės už Lino šeimą, patyrusią netektį. Dieve, tu esi ramybės uostas, į kurį galime kreiptis. Meldžiam, kad paguostum Lino šeimą, padėtum pasiruošti laidotuvėms, ramintum, paguostum, būtum kertinė dalis, kuri paguodžia, kuri nuramina, kuri stiprina. Dieve, meldžiam tavo paguodos, ramybės, kad tu apgaubtum savo ištikimą meilę. Tėve Jėzus Kristus vardu. Amen. Kviečiu šlovintis. Tai pakilkim, labas rytas visiems, ir nukreipkim savo žvilgsnius į Dievą ir pašlovinkim jį kartu ir padėkokim už viską, ką jis padarė mums.
siela, visų protų myliu tave, visa širdimi, visa siela, visų protų myliu tave. Tau dėkoju.
Galėdamas atnešt kažką labai brangaus, kuo gerėsies tu. Atnešiu tau daug daugiau, nei žodžius giesmėje, nes tu juk lauki ne to. Žvelgi į mano mintis ir viską žinai, tau reikia mano širdies. Aš trokštu garbinti savoji dvasia, viskas apie tave, Jėzau. Kur aš buvau neteisus, atleisk man, viskas apie tave, Jėzau. Aleliuja, viešpatie Dieve, dėkojam, kad mes viską galim skirti tau, kaip šitoj giesmėj, viskas skirta tau, viešpatie. Ir Dieve, kad mūsų gyvenimai būtų skirti tau, viešpatie, ir tavo šviesa mūsų apšviestų, tavo žodis mūsų šviestų, Dieve, ir tą šviesą mes galėtume dalinti su kitais. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui už jaunimo šlovinimą. Ačiū Jums. Taigi prieš sėsdamas pasveikink savo kaimyną. Pasveikink, kad atėjo šitą vietą, kad mes susitikom visi kartu šlovint Dievą su jaunimu. Ir taip nutiko, kad man šiandien reikėjo dėl tokios situacijos, nes gyvenime vyksta įvairių dalykų, kurių mes negalim suplanuoti ir numatyti. Taigi, šios dienos tema buvo parašyta, kaip papasakoti draugams apie Dievą. Aš norėjau, kad užrašytų kaip pasakojimas apie Dievą, kaip tu gali sutikti tą žmogų ir papasakoti apie Dievą, nes man tas žodis skelbimas, žinai, kad kaip nuo tribūnas kažkur iš aukštai, bet tu paprasčiausiai, kai kažko daliniesi su kitu žmogumi, tu paprasčiausiai pasakoji. Ir pirma rašto eilutė, kur norėčiau paskaityti, tai 1 Petro 3:15. Ir čia Petras sako: šventų laikykite viešpatį Dievą savo širdise, visada pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jūsų esančią viltį romiai ir pagarbiai. Ir Petras primena, kad gyvenimas eina, mes sutinkam žmonių, kad mes laikytume šventų Dievą savo širdise ir kad mes būtume pasiruošę pasakoti apie Dievą. Nes aš kaip pagalvoju, mes susidurėm situacijose ir tu nežinai, kada tu galėsi apie jį papasakoti, kada ten žmogus atsivers, kada tu galėsi užduoti klausimą. Nes kai pagalvoju tą istoriją apie moterį samarietę prie šulinio, kurie atėjo pasisemti vandens, kai nieko nėra, vidurdienį, kai karšta, kad niekas nematytų, ir sutinka Jėzų. Ir Jėzus su ją pradeda šnekėti. Po pokalbio jinai grįžta į kaimą. Nežinau, pasiėmė vandenį, nepasiėmė jinai. Ir tada jin pasakoja apie Jėzų tame kaime ir visas kaimas ateina paklausyti. Tai va, ir tie dalykai va, yra ir galvoju, kai aš atsimenu, pradėjom tarnauti ten Gideonų tarnystė ir toks brolis būdavo iš Vilniaus, jis teisininkas, kriminalistas ir sako, ir kiekvienas, kad lengviau tau pasakoti apie Dievą, reiktų turėti, sako, planą pasidarius. Ir jis kaip teisininkas sakydavo,
kad va buvo žmogus. Žmogus, kai miršta, palieka testamentą. Naujasis testamentą palieka. Tada, kai tau palieka testamentą, tau reikia su juo susipažinti. Kai tu susipažįsti su testamentu, kas ten yra palikta ir parašyta, tada jį gali, sako, užvaldyti, tada jį gali naudoti. Nes taip ir yra, kai žmogus miršta, palieka testamentą, eini pas notarą, sužinai, ką paliko, kokiom sąlygom paliko, gal skolų tau paliko, žinai, paliko namą, o kaip gerai, bet dar skolų dar paliko. Tada sako, skolas reikės sumokėti. Ir tu išsiaiškini ir tada užvaldai testamentą ir tada tu naudojasi to, kas yra palikta. Taip ir Jėzus Kristus mums paliko naują testamentą, kad mes galėtume dalinti su kitais ir patys žinotume. Ir dažnai, kai mes skelbiam Evangeliją, prie mūsų prieina baimės. Ir aš natūralu, kaip šiandien jaunimas sako, vieni bijo scenas, kiti ne, tai bijoti yra natūralu. Nes jei mes nebijotume, nežinau, kas būtų, ten prisiliestum prie elektros laidų, dar kažkur ir pražūtum. Ir baimė yra iš dalies yra gerai. Ir kai mes pradedam skelbti Evangeliją, visų pirma atsiranda baimė. O jeigu mane atstums, neklausys. Ir taip gali būti ir būna, galiu pasakyti, žinai, kaip mano vienas sako, kad čia prisigalvojat, žinai, aš einu miške, ten garbinu viską, o čia paliko mums knygai, čia tas pasakas jūs čia pasakojate ir skelbėt. Ir kai, aš galvoju, kai mes skelbiam, pasakojame apie Dievą ir tas žmogus sako, nereikia, manęs nedomina. Ir kai vienas brolis, irgi pažįstamas, gulėjo ligoninėje, ten rimtai sirgo, ir šalia gulėjo palatoj kaimynas. Ir tam kaimynui buvo suskaičiuotos dienos ir jau ten ruošėsi, ir ten testamentus jau tvirtino. Ir jis pasako jam apie Dievą. Ir jis taip guli ir sako, žinai ką sako, aš pragyvenau visą gyvenimą be Dievo, į man dabar jo irgi nebereikia. Ir tada, sako, tas brolis, sako, buvau šokiruotas, nes tau tai viskas jau. Tas brolis, sako, jis pagijo, jau žinojo, kad išeis iš ligoninės, bet tau tai viskas. Ir tas atmetimas, sako, nereikia bijoti. Nes pasirodo, statistiškai žmogus patiki, kai jam ten apie 7 kartus su trupučiu paskelbė. Ir aš galvoju, kas gyvenime, pakelkite ranką, pirmą sykį jums papasakojo, taip iškart ir patikėjot. Aš tai ne. Yra keletas. Aš tai ne. Man sakė, čia taip, aš sakau, o ten ne taip. Ir mes tokių žmonių susidurėm, bet reikia nenusiminti, nes mes, kaip sako Petras, vykdom paliepimą. Jėzus sako, dalinkitės to, ką aš sakau, nes kai Jėzus mokino mokinius, mes nežinom tiksliai visko, ko jis pasakoja, bet jis sakė, aš jums skelbiu jums, o jūs lipkit ant stogų ir kalbėkit, ką aš jums pašnibždoms šnekėjau. Ir jeigu susidurėm su to ne, tai, tu pasėjai sėklą ir naini, ir išgalvojom, kaip su kitais broliais šnekėdavom. Mes norim paskelbti, kad jis atgailautų, iškart pamatyti vaisių ir kad jis vos ateitų į bažnyčią ir jau po mėnesį tarnautų kažkur. Bet mes sėjam ir mes nežinom kelintą kartą pasėjam, ar ten 1, ar 2, ar 3. Kai viena mergina atėjo į bažnyčią ir pastorius sako, tai kaip tu įtikėjai, žinai. O sako, aš augau krikščioniškai šeimoje ir ėjau Biblijos mokyklą, viskas. Bet kai atėjo paauglystė, aš maištavau ir nusisukau nuo Dievo. Ir pamiršau. Ir sako, mes su merginom, kai buvom studentės jau, kai buvo paaugus, buvom pliaže. Ir pamatėme, kad ateina šaunus vaikinai. Ir aš norėjau pasirodyti prieš tos vaikinus, kad atkreiptų į mane dėmesį. Ir tie vaikinai priėjo, pažiūrėjo ir sako, šlovė Dievui. Ir nuėjo. Ir atrodo, tie vaikinai irgi, tai čia su merginom bendravimas, ne? Šis ne tas. Ir jai pasirodo to užteko, kad pasirodo tie vaikinai buvo tikinti, žinai. Jų ten kažkaip nesugundė, taip, žinai, tikinti. Ir sako, man tai kaip lašas, paskutinis lašas, ir man to užteko, sako. Ir aš grįžau pas Viešpatį. Ir mes nežinom kaip ir kada. Ir jeigu išgirstam ne, nereikia nusiminti, nes niekas nenueina veltui. Pasirodo netgi ta frazė.
atrodo tokia nei šis, nei tas. Ir įdomiausia, kad daugiausia žmonių ateina per asmeninį liudymą pas Viešpatį. Ir nes per visas ten kruzeidus, konferencijas, kaip Billy Grahamo būdavo, dar kažką, jeigu prisimenat, pasirodo ateina ten iki 20% tik žmonių. O daugiausia per asmeninius liudymus. Tai va, nebijokim būti atmesti ir kad pasakys mum ne. Po to atsitinka toks dalykas, tokia baimė iškyla natūraliai. O ką apie mane pagalvos draugai? O klausimas, o ką jie iš vis apie mane galvoja? Dabar jau. O tu jeigu pasidalinsi, tai mane atmes, žinai, nepriim, žinai, galvos. Kaip man sakydavo, aš atsimenu, kai tikėjau, dar mokiausi universitete ir man vienas draugas grupiokas sakydavo, tu išverstas kūrė, žinai. Mes su juo pasisveikinam, pasišnekam, po šiai dienai, jeigu susitinkam, bet, draugystės tokias nėra, bet sako, ne, taip sako, žinai, tu pasikeitei, tu nebe toks. Ir, ką gali žinoti, žinai, mato pasikeitimus tavy. Aš atsimenu, kai mes buvom jauni ir važiavome į tokie Druskininkuose, buvo konferencija, jeigu kas iš senesnių atsimenat. Ir atsimenu, mes važiavom to autobusu ir aš sėdžiu čia vienoje eilėje, neatsimenu, su kuo sėdėjau, o už manęs toks brolis sėdėjo ir ten važiuojantis aiškino kažkokią Dievo tiesą. Žinai. Ir taip jis aiškino, taip labai gražiai buvo ir aiškiai išaiškino ir statydinančiai net buvo. O šalia kitos eilėje sėdėjo toks vyras ir žmona, jau kaip dabar mano amžiaus. Ir jis galvoja, vau, kaip jis čia gerai išaiškino, jie tai tikrai turėjo girdėti, dabar kažkokia turėtų būti reakcija, tokia teigiama. Ir tas vyras pasisuka į žmoną, sako, šitas tai tikrai nenormalus. Tai va, ką pagalvoja, žinai, maža kas ką pagalvoja, žinai. Maža kas ką pagalvoja, žinai. Kita būna baimė, sako, aš per mažai žinau. Mes žinom tiek, kiek žinom ir galiu pasakyti paslaptį, kad visko nežino niekas. Išskyrus Dievą, Jėzus, pas Jėzų tai būdavo, skaidam Evangeliją, jis atėjo, pašnekėjo, įtikėjo, nuėjo, tas paskelbė dar daugiau atėjo. Pas mus taip retai būna, bet būna. Kaip sako, netgi visi žino Billy Graham, kur buvo miręs jis toks didysis pamokslininkas Amerikos, kur prezidentus inauguruodavo, sako, o kas žino pastorių, kuris jį ganė ir užaugino? Nieks nežino beveik. Taip ir čia, žinai. Sako, per mažai žinau ir mes niekada visko nežinosim. Tu kiek žinai, kai tu pradėsi kalbėti, pasakoti apie Dievą, tau užduos klausimus ir tada tu pats auksi ir žinosi, ką atsakyti. Ir tu pamatysi, kada yra klausimai, kurie rūpi žmogui, o kurie tik tai, kad, žinai, tave pagauti ar dar kažką, jo motyvus. Kitas dalykas yra, sako, tai jeigu aš pradėsiu pasakoti, aš prarasiu draugus, giminės, tėvai gal sukils dar kažką, tai ypač aktualu musulmonų pasaulį, kaip sako, ten daug kas atsiverstų, ypač moteris, bet jos, kai tikės, jom reikia išeiti iš tos visuomenės, jos negali, kur jom eiti, jiem nėra kur dėtis. Ir Jėzus čia Luko 12, 51, 53, jis pasako tokius žodžius. Gal manote, kad atėjau atnešti žemėn ramybės? Sakau, jums ne ramybės, o nesantaikos. Ir dabar 5 vienuose namuose bus pasidalyję. 3 prieš 2, 2 prieš 3. Tėvas stos prieš sūnų, sūnus prieš tėvą, motina prieš dukterį, o duktė prieš motiną. Anyta prieš Marčią, o Marti prieš Anytą. Ir pasirodo, kaip tai Jėzus atnešė ramybę, o čia susiskaldimai namuose. Ir tas susiskaldimai dėl tėvų, žinai. Dėl tėvų, dėl giminių. Nes atsimenu, kai tikėjom, skelbdavom savo močiutėm, vyresniem žmonėms, sakydavom, čia jūs jauni. O mes kaip radom, taip ir paliksim, žinai. Būdavo taip. Kitas dalykas baimės, o kaip tai daryti? Kaip tai daryti, žinai? Kaip man tai daryti, žinai? Ir kaip sakau, kaip tas brolis pasakoja apie tą Naują Testamentą, kad sužinot, kad jis yra, sužinot, kas ten parašyta, kad jį užvaldyti ir suelgtis. Ir kai Mozė
liepia Dievas išvesti tautą iš Egipto, sako, aš nežinau kaip daryti. Nors jis turėjo tų laikų, sakykime, geriausią įsilavimą, jis galėjo būti premjerministru Egipto, jis tokio lygio žmogus, jis buvo karvedys, mokamas meno, nes antras žmogus po faraono jis augo, kaip brolis faraono. Ir išėjimo 3.12 Dievas jam sako, nežinau kaip daryti, sako, aš būsiu su tavim. Aš būsiu su tavim. Dievas bus su tavim, kai tu kalbi, aišku, geriausia liūdį dviese, jeigu išeina. Jeigu neišeina, vienam, arba jūs ten atskirai esat, kai jūs esat vieni. Ir kaip sakau, kai mes pradėsim liūdėti, tai bus ne tik, kad žmonės kažką išgirs ir bus paveikti, bet ir mes išgyvensim patį naują patyrimą. Ir tu, čia tas taip pasakė, o aš tada pasakiau taip, žinai. Ir tu susiduri su įvairiais žmonėm, kitais sako, čia, kai šį rudenį per Šiaulių dienas atsimenu dalinam su tokiu broliu testamentus, jis pirmas iki žmogus, supratau, išėjo į gatvę, žinai, nors senai tikintis. Ir ten nepriėmė, paskiau priėmė, ir paskiau priėjom prie tokių moterų, sako, mes sakom, čia norim pasidalinti, sako, mes irgi krikščionės, sako, kaip gerai, kad jūs čia davė tą žodį, tas sako, kur mano draugė, ateik čia, sako, žiūrėk, čia, kad jie gali mums duoti, žinai, ir matai priėma ir klauso tavęs, ir visai bus, ir tu patirsi patyrimą, aišku, bus žmonės, kurie sakys, ne, dar kažką, bet kitas gal bus jam taip. Ir dabar, kad padėtų dalintis Dievu, yra klausimai tokie. Tie klausimai tai nėra, kaip pasakyčiau, čia dažniausiai tokie klausimai būna bukletuose, dar kažkur, jeigu turit priemonės dalinti žmonėms, ypač gerai dalinti, turėti kažką paduoti. Ir pirmas klausimas, ar turite kokius nors dvasinius įsitikinimus, ar galima kitaip paklausti, jūs galite kurti, nes čia tokie kaip užvedantis klausimai, ar jūs galvojat, kai aš sakau, ar jūs galvojat, kad yra gyvenimas po mirties? Ir tada prasideda pokalbis. Ne, tai nedomina, mane domina, jeigu ne, ir nereikia išsigęsti, kai pasako atsakymą ne. Tada reikia užduoti klausimą, o kodėl? Tada jis turi papasakot kažką, tada sužinai, ko jis gyvena, ko jis tiki, žinai, ar jis tiki pinigais, ar jis tiki progresu, ar jis, maža ko žmonės tiki. Ypač tie vyresni, kur iš 40, jie kažko visi tiki. Bet tas tikėjimas, kaip mes matom pasaulyje per šiuos karus, krizės drebinamas. Tada galima paklausti žmogaus, kai jis papasako, ko jis tiki, arba ko jis ten miške, kaip man sakė, meldžiasi viską, aš ten patiriu ramybę. O tada gerai, o kas jums Jėzus Kristus? Tai čia tas pasakotas. Ir tada ir matai, kur pokalbis veda. Kai tada, jeigu po to galima paklausti, kaip egzistuoja, ar yra dangus ir pragaras, žinai. Ir tas žmonės sako, ne, čia nėra čia, o kodėl nėra čia? Arba pasako, ne, nėra tokių dalykų. Ir tada gali paklausti, o jūs, kai numirsit, kur eisit? Tai aišku į dangų, bet ką tik sakėt, kad nėra, žinai. Ir matai, kad žmogus, tokį šabloną susikonstravęs, ne, bet širdį, tai visi nori į dangų pasirodo. Iš širdies išėjo tas atsakymas, pragaro nėra, bet aš eisiu į dangų, žinai. Tai ir tada paskutinis klausimas, sako, jeigu, tai, ko tu tiki, ko tu vilies, kas tavo gyvenimo pagrindas, arba kaip pamokslininkai toks žodis yra, koks ta naratyvas, tai gyvenimo istorija, arba ant to, ko tu tai savo gyvenime, kuo tu pasitiki paprasčiausiai lietuvių kalbą išvertus. Kuo jie remiasi savo gyvenime. Vieni pinigais, kiti užtikrintumu, kiti už tai, kad viską aš galiu kontroliuoti ir jeigu jau tada nekontroliuoja, tada planas A žlugo, kaip dabar jaunimas dažniausiai, viskas, gyvenimas baigėsi. Bet kaip sako, bet reikia turėti ir planą B, žinai. Gal tu ten neėjai, atsimušiai ten, kur nebereikia eiti ir tada eini pro kitas duris. Ir tas klausimas, kaip sakau, jeigu išgirstat ne, tada klausėt, kodėl. Ir kai žmogus papasako, ko jūs tikit, jūs matot tada, kokį klausimą jam galima užduoti.
Nes tuos klausimus galite įvairiai ir nuo galo užduoti ir jūs matysit. Čia nėra taisyklė. Nes iš kitos pusės atsimenu, kai mes jauni skelbdavom, mums būdavo svarbu paskelbti. Ir jeigu tu neklausai, sakydama, eini į pragarą, viskas. Ir mūsų motyvas tai nėra, kai mes tada taip iš baimės, iš pareigos daugiau gal skelbdavom. Bet mūsų motyvas turi būti meilė Dievui ir žmonėms, kad mes mylim, nes Dievas mus pamilo, o mes tada galim mylėti žmonės. Nes jeigu Dievas manęs nemyli, tai ką aš turiu kito čia mylėti, žinai. Bet Dievas mus myli ir mūsų elgesys keičiasi ir galvoju, kad mes turėtume, kai meldžiamės namuose, kad pasimelst, kad Dievas suteiktų galimybę kažkam paliudyti. Nes atsimenu, vienas brolis pasakojo, jis prekiaudavo, važinėdavo po įvairius miestus, trikotažo gaminiais ir sako, nuvažiavau į Vilnių, jis iš provincijos Žemaitijai ir sako, meldžiuosi, ir išėjau pasimelsti į stadioną. Ten kažkuris nakvojo Vilniui ir žiūriu, ateina moteris. Ir aš priatėjau prie tos moters ir pradėjau liudyti. Ir ta moteris sako, o aš jau keletą savaičių meldžiaus, kad Dievas atsiųstų žmogų, kuris man aiškiai kalbėtų. Ir jie susitiko stadione, žinai. Ir jis paskelbė Evangeliją, paskelbė apie Dievą ir jie taip susitiko. Ir tu nežinai, kada pats gali pakliūti tokią situaciją. Atsimenu, tą šeimą, kur išvažiavo į Ukrainą. Ir viena mergina labai bijojo, kad jie neturės draugų dar. Sako, tu nebijok, tu važiuosi, pamatysite, žmonės patys prie tavęs prieis. Ir atsimenu, buvo tada sekmadienis, mes išsiskyrėm, su žmona, sakom, reikia važiuoti kapų sutvarkyti čia prieš lapkričio 1. Bet sakom, einam užkasim į kavinę. Einam į kepyklėlę, pasiėmėm atsigerti, sėdim, valgom, žiūrim prie lango ir prisėdo vyriškis su šeima. Ir sako, o čia gražu sutvarkyta, jo, sakau, čia namas, žinai, buvusių funkcionierių, ten jo, sako, aš čia namovau, aš čia gyvenau, čia labai geras, sako, čia turėtų meras gyventi, sako, labai geras išplanavimas. Klausau. Ir jis pradėjo šnekėti, ką dažniausiai šneka, arba apie valdžią, arba apie žydus. Tai pradėjom apie žydus šnekėti, jis užvedė kalbą, kad vyksta karas ir ten neaišku, kas teisus dar. Sakau, visai būna, žinai. Ir jis pradėjo pasakoti, kad jis buvo Molėtuose. O Molėtuose, jeigu, nežinau, žinot, kiekvienais metais būna žydų, nežinau, kaip pavadinta diena, atminimo, žudynių diena. Ir kai ten susirenka ir parlamentarai, ir žymų žmonės, visi, kas nori, atvažiuoja, ir meno žmonės aktyvesni. Ir būna eisena per miestelį, taip kaip žydus varė. Ir sako, mes nuvažiavam su šeima pailsėti, išsinuomavom sodybą netoli ir žiūrim, tą eiseną eina. Ir mes einam su jais kartu, kaip tie žydai. Ir mes einam, sako, ir mes pajautėm, ką reiškia būti žydų ir eiti šitoje eisenai, nes visi žiūri pro tvoras, pro langų, žinai, tie žvilgsniai. Ir jis pats užkalbino, dar mes pasišnekėjom, žinai. Aišku, tuo galimybė tiesiogiai paskelbti neišėjo, bet prisistatė, pasisveikinam, nežinau, gal kitas iki susitiksim, toliau pratęsim. Ir tu nežinai, kad siejai, žinai. Kita pusė, kad nugalėtų tą baimę. Mes nesam tobuli, mes esam vieni daugiau žinom, kiti mažiau žinom, kartais galvoju, kai daugiau žinai dar ir blogiau, net tada susipainioji, tada atsiranda prieštaravimo, bet Dievas nori kiekvieną iš mūsų panaudoti. Ir jis nežiūri ten tų dvasinių dovanų, talento trūkumo, kaip tą pavyzdį sakiau su pliažu, kaip praėjai, pasakė šlovė Dievui. Šis ne tas bendravimas, ne? Bet paveikė. Ir Dievas gali įveikti tą visą baimę ir jis veikia. Ir Dievas negali veikti tik tai vienu būdu per mus, kai mes tylim. Nebent tu meldies už kažką. O daugiau, jeigu yra žmonės. Nes tas principas ir veikia kaip Romiečiam 10:17, ne? Taigi tikėjimas iš klausimo, klausimas iš Dievo žodžio. Ir aš pastebėjau, kai tu skelbi Evangeliją, gali įsivelti ginčus, kurie niekur nenuves. Bet kai tu pasakai, mane nustebino, kai tu sakai tiksliai į situaciją Dievo žodį, jis kaip raktas
čiukštai suveikia, atrakina, žinai, ir nebekyla klausimų ir viskas aišku pasidaro. Ir būna žmonės sako, ai, tai daug yra prieštaravimų ten, dar kažko, vertimų, bet tai kaip čia dabar tie laikai užėjo bendradarbis, sako, va, ten vienas parašė pastorius knygą, nu, aš žinau, kad jin senai išleista lietuvių kalboje, kad yra daug prieštaravimų, užtat jis nebėra pastorius ir visa kita. Tai sakau, tu pasakyk nors vieną tą prieštaravimą. Nu, nežinau, sako, nu, bet tas sakęs. Ir va tas. Taigi, ir pabaigai tos eilutės, kur yra dažniausiai bukletuose, būna Jono 3,16, Dievas taip pamilo pasaulį, ne? Ir pasirodo vienas iš tokių dalykų gerų yra, kad galima duoti žmogui, kuris jau susidomėjo, matai, kad eina į kontaktą, kad perskaitytų eilutę ir pasakytų, kas čia svarbiausia. Čia Jono 3,16 parodo, kad Dievas tave myli. Dievas tave myli. Romiečiam 3,23, kur skaitom, nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės. Esmė klausimas, ar tu tiki, kad esi nusidėjėlis? Nes yra kitas būdas, galit pažiūrėti internete, yra kas angliškai supranta, Living Waters. Jie skelbia per 10 Dievo įsakymą ir sako, nu, ar tu nusidėjėlis? Nu, ne, aš geras žmogus. O, tai gerai, kad tu geras. O sako, aš galiu tada testą padaryti su 10 Dievo įsakymų, žinai. Bet reikia perspėti žmogų, nes aš pabandžiau ir taip supyko ant manęs moteris, žinai. Ir tu sakai, aš jūsų neteisiu. Sako, o tu geras žmogus. Nu, geras žmogus. Sakau, o kiek tu kartų gyvenime pamelavai? Daug. O kai meluoja, kas tas žmogus yra? Nu, melagis, sako, nu, gerai. Einam toliau, sako, nu, o sako, gaidulingai žiūrėjai moterį, žinai, žiūrėjau, žinai, nu va, negeisk, žinai, parašyta. Po to dar ten kelis, nu, tie 10 Dievo įsakymų, nuo 5 įsakymo, kuris skirti į žmogų orientuoti. Ar tu esi pavogęs ką nors gyvenime, nors mažą, žinai. Nu jo, sako, nu tai, bet tu geras, jo, aš geras, bet pavogęs. O tai jeigu pavogi, kas tu? Vagis, nu tai va, melagis, vagis tas ir dabar sakytum, ir sako, teisėjas, jeigu teistų pagal 10 Dievo įsakymą, sako, ar sakytų, tu kaltas, ne, tu sakytum, nu aš apvogiau banką, pavyzdžiui, ir dabar mane už tai teisė, bet palaukit, jūs pažiūrėkit visą mano gyvenimą, kiek aš gerą padariau, bet kažkodėl teisėjas sako, baudžiam tik už tai. Ir tada pamatai, kad esi nusidėjėlis. O dar toliau sako, o kaip galvojat užmokestis arba atpildas už nuodėmę, kas yra? Mirtis. Ir tas dalykas, ar tau nori, kad būtų atleistos nuodėmės, kad tu nebegeras žmogus ir tu esi prigautas. Ir Paulius sako, 1 Korintiečiams 15:3-4 sako, čia, kaip sakau, pats trumpiausias Evangelijos skelbimas to rašto eilutė, jeigu galite ten 1 Korintiečiams 15:3-4, pilna eilutė. Ten, sakau, pati trumpiausia Evangelijos skelbimas. Ir ta eilutė kalba apie tai, ar tu tiki, kad Jėzus numirė ir už tave prisikėlė. Taigi, arba galima, ne šitą, arba tada galima Jono 1:12. Ar čia kažką sumaišiau? Ne šitą, ačiū. Pirmiausia, tai, kad ten gal laiškas buvo. Pirmiausia, jums perduoju tai, ką pats gavau, kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes pagal raštus, kad jis buvo palaidotas ir kad prisikėlė 3 dieną pagal raštus. Ir viskas. Trumpai, aiškiai. Ir tada klausimas čia, jeigu žmogus jau apsisprendžia, ar norėtumėte atiduoti gyvenimą Jėzui, kad jis veiktų jūsų gyvenime. Ir kaip jaunystėje sakydam, nu tai dabar jau turi priimti, apsispręsti. Štai. Bet reikia padaryti, aš galvoju, pauzę ir leidžiu žmogui pačiam apsispręsti. Ir kiekvienas gal minutė, kitas 10, o kitas gal 2 metus lauksi to atsakymo.
Ir paskutinė eilutė iš Apreiškimo knygos 3:20 sako Jėzus, štai aš stoviu ir beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, jis su manim. Nes iš kitos pusės reikia suprasti, Dievas jau atidarė savo duris, jis išėjo iš savo buveinės, kuris gyvena ir dabar jis beldžia į mano duris. Ar aš atidarysiu? Ar aš būsiu išgelbėtas? Nes nesenai darbė pas mus, vienam meistrui, jam būdavo su širdim netvarkoj ir jam negera namuose pasidarė. Sūnus gyvena Radvilišky, sako, atvažiuok, nuveš mane į ligoninę greitai, sako, aš nespėsiu, tu kvieskis greitąją, sako. Ir jis paskambino į greitąją, čia kaip sako, belskite duris. Ir jis pasakė, kokie simptomai, sako, toj pat atrakinat duris ir einat atsigulti ant lovos, o mes atvažiuosim. Ir vat jis atrakino duris, atvažiavo ir jį nešte išnešė ir nuvežė, sako, mane į ligoninę ir iškart koma, sako. Jeigu būtų vėliau ir būtų po viskam. Ir vat atrakint duris, kad tave išgelbėtų. Taip ir tas rašto eilutės, kur čia minėjau, jūs galite paskaityti, kad tos rašto eilutės kalbėtų visų pirma mum, kad mes suprastume, ką mes esmė. Nes jeigu, aš atsimenu, nesinaudodavom to rašto eilutėm, nes, kažkaip, išskyrus tą, kad tikėjimas iš klausimo, o klausimas iš Dievo žodžio ir kaip išgirs skelbėjas. Ir čia klausimas apie tas duris dabar. Ar aš pasiruošęs? Ir kita pusė, kad Dievas mus nori naudoti. Nes, yra evangelistai, dar kažkas, bet mes esam kiekvienas krikščionis pašaukti skelbti evangeliją. Nes, kaip pasakyta 2 Korintiečiam 2:7, sako, šitą turtą mes laikom molinėse induose, kad būtų aišku, jog visa viršinti jėgos apstybė iš Dievo, ne iš mūsų. Tai kad ne mes čia kažkokie kieti ir mokam įrodyti, ir prispausti pašnekovą prie sienos, bet yra meilė ir pagarba abipusė. Nes Dievas sukūrė tiek mane, tiek tą kitą žmogų, su kuriuo aš šnekuosi. Ir jeigu mes rodom pagarbą, jis atsiveria, jis pasakoja ir tada mes galim užduoti klausimus, galim kažką patys papasakoti. Ir kaip vienas brolis sako, pamatė Amerikoje, jisai, kad moteris pasipuošus to New Age visais apdarais, jis prie paklausė, ar turit laiko ir čia pasišnekėti noriu. Ir jie atsisėdo atsigert kavos ir sako, jin pasakoja, sako, aš esu baltoji ragana ten ir jis klausė, sako, kaip mane nervino, sako, kaip aš norėjau atsistoti ir sakyti, baikit tas nesąmonės. Ir aš klausiau 20 minučių, sako, to monologo. Bet po to, kai jin papasakoja, tada aš klausiu, o kas yra, kadangi jau čia nebereikėtų įvadinių klausimų, ir tada sako, o kas yra jums Jėzus Kristus? Ir mes pradėjom šnekėtis ir po kiek laiko jinai atsivertė. Bet jis sako, jeigu aš nebūčiau išlaukęs, kai mane nervino tos kalbos, tai viskas būtų buvę. Ir galvoju pabaigą, kad tos drąsos reikia visada. Visada reikia drąsos pasakyti žmogui kažką. Ir Efeziečiam 6:18-19 sako. Paulius, netgi toks pasirodo, Paulius, kaip sako, vos ne po Jėzaus antras žmogus, kai skaitom Naująjį Testamentą, kiek jis nuveikė. Paulius prašė maldos, sako, visada melsdamėsi dvasioje visokeriotmomis maldomis ir prašymu. Ištvermingai budėkite, malda užtardami visus šventuosius. Ir mane, kad atvėrus lūpas, būtų duotas žodis drąsiai atskleisti Evangelijos paslaptį. Paulius prašo, kad drąsos jam trūksta. Tas pat ir mus, galvoju, reikia melstis, kad mes turėtume drąsos ir skelbtume. Tai noriu to pabaigti, padrąsinti jūs skelbti Evangeliją ir nugalėti tas baimės. Galima, žinoma, pažiūrėti internete, ten pažiūrėjau, netgi yra ten kaip per 3 minutės paskelbti žmogų, dar ten instrukcijų ir tuo mes galim pasinaudoti. Mes galim pasinaudoti ir, kaip sakiau, kas angliškai skaitot lyginuotės, ten labai daug situacijų netgi yra parodyta.
su kokio tipo žmonėms susidurdavo ir kaip jis skelbdavo. Taigi pabaigai aš tada noriu pasimelsti, kad mes visada žinotume, ką atsakyti apie mumise gyvenančią viltį ir kad mes būtume drąsūs paskelbti. Nežiūrint to, Viešpatie Dieve, aš meldžiu už kiekvieną čia esantį, nesantį, kuris žiūri šitą įrašą, Viešpatie, kad mes turėtume ką atsakyti žmogui, kuris klausia mūsų apie mumise esantį viltį, romiai ir pagarbiai, Viešpatie. Ir taip pat meldžiu kaip Pauliui, Viešpatie, drąsos, kad tai daryt, kai mus paklaustų, kad mes nepasimestume ir nešnekėtume neaiškiai, nesuprantamai, Dieve, bet suprantamai tiem žmonėm, Viešpatie. Kad atvėrus lūpas būtų duotas Dievo žodis, Viešpatie, kaip tu pasakei, kai jūs klausinės, ves tardyti ar klaus liudijimo, kad, Viešpatie, tu atsiųstum žodį tam laikui, tai situacijai, Viešpatie, ir tam žmogui, Dieve. Ir kad tu naudotum mus kaip molinius indus, nes tu, Viešpatie, esi auksas, o mes moliniai indai, kuriuose mes galim atnešti tą šviesą, kurią mes patys matom kitiems žmonėms. Jėzaus vardu. Amen. Galit šlovintai ateiti, na. Nes pabaigai dar galiu pasakyti vieną liudimą, atsimenu, kad reiktų būti pasiruošus, kažkokį planelį turėti. Aišku, gal jūs nepanaudosit, atsimenu, nuėjom į mokyklą tokia dviese, ir pastatė prieš moksleivius ten, ir ten sako, jūs galite dabar uždavinėti klausimus mumis, žinai, tą tikybos mokytoją, kaip ant sušaudimo pastatė, žinai, kas norit, ko manęs bijo, tu klauskit, žinai. Ir atsimenu, kažką buvo klausimai, ir tam broliui, nežinau, kaip šovė, sako, tie blogai daro, sako, nes kūdikis krikštyje. Žinau, nei čia kas klausė, nei ką. Nes tu, kai tu nepasiruošęs, tu nežinai, kas iš tavęs iššaus, kas iš tavo vidaus. Bet kai tu pasiruoši, kažkiek kontroliuoji save, kad tu aiškiai suprantamai šnekėtum. Taigi būkit palaiminti. Taip, tai dar prieš šlovinimą noriu paraginti aukoti. Paskaitysiu vietą, kurią tikriausiai ir žinote. Kas šykščiai sėja, šykščiai ir pjaus. Kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus. Kiekvienas tegul aukoja, kaip širdyje yra nutaręs, negailėdamas ar tarsi verčiamas. Nes Dievas myli linksmą davėją, o Dievas gali jūs apipilti visokiojopomis malonėmis, kad visuomet ir visais atžvilgiais būtumėte aprūpinti ir galėtume dosniai imtis bet kokio gero darbo. Tad neverčiu, bet raginu aukoti tiek, kiek jūs ragina tai daryti šventoje dvasia. Būkit dosnūs ir būkit palaiminti.
gyvajame